Pacientai dažnai nustemba, kad ir negyvą dantį gali skaudėti, o kartais ir labai stipriai. Viso to priežastis – infekcija plintanti aplinkui dantį ir sukelianti aplinkinių audinių, uždegimą ir skausmą. Dantis pasidaro jautrus prilietus, prikandus, atsiranda guzelis šalia danties, dantio nusiltyje. Dantis gali šiek tiek pasidaryti paslankus. Taip nutiko ir šiai pacientai. Ilgai negydytas antrinis ėduonis sukelia nervo nekrozę, kuri plisdama aplinkui dantį sukelia stiprų danties skausmą, lėtinės infekcijos paūmėjimą. Išvalius kanalus ir taikius kalcio hidroksido terapiją, endodontinis gydymas tapo sėkmingas ir štai čia praėjus 6 mėnesiams po gydymo matome rentgenogramoje, kad kaulas susiformavo naujas, švarus, ne tik peripikaliai aplink šaknis, bet ir tarpušaknyje. Būna atveju ir kai senai nekokybiškai atliktas kanalų gydymas sukelia problemų. Infekcija gali atsinaujinti. Tokiu atveju reikalingas endodontinis pergydymas. Iš kanalų išimama intrakanalinė medžiaga, kanalai išplaunami, dezinfekuojami per visą šaknies ilgį ir hermetizuojami. Sėkmingas gydymo rezultatas – sugijęs kaulas ir dingusi danties simptomatika.